dar ponai, kai įsegsi dar vieną raštą. Valdovo. Namo prasidės. Mano mes. Kas. Paradikas nenuka. Naktį nemėgau. Jau patruputį skaitą. O čia visi. Labas, sakau. Sveikas, jau mes skaitame. Ai, čia. Čia, bet. Dėtek. Šitą. Sąjunga. Vardiausia, Suliaučius. Net jau viskas. Nuotrauką padarėm skirstyti. Jau gerai, jau galėsim įskirstyti, bet žinau. Ar galima pragyventi su 670? Ką jūs į tai pasakysit? Galima, jie pragyvena. Kas sugalvojo, kad čia yra liberalizavimas? Kas šitą frazę? Šitą Kurioje frazę vietoje liberalizavimas? profesinės sąjungos, jeigu ne liberalizacija, tai pertvarkymas, mažinimas, silpnina darbo kodeksą. Patys visą laiką visur, bet kur sako, biurokratizmą, baloj supranti, kuo mažiau biurokratizmą ir panašiai. Jeigu čia sumažina to popierizmo krūvį, jūs sakot, kad čia liberalizavimas. Čia tik popierių pamažinimas. Pagalvokit, darbo sutartis, jinai buvo ir yra. Tas darbo pažymėjimas. Nu ką jis jums, atlyginimą uždirba? A kas prieš pažymėjimą? Pažiūrėk, ar yra dėl pažymėjimo? Ar yra dėl atostogų mažinimo? Taigi viskas vienoj, kad darbo sutartis blogai, pažymėjimas blogai, suprantate. Klausyk, tai 8 valandų prie 13 valandų praeinam dirbti. Technologijas, kompiuterį atidaro erą, suprantat, a jūs bijate kompiuterį, kad bus viskas kompiuterį. Kaip tik popierizmo dabar atsirado dar daugiau. Tai čia kaip tik ir mažinama. Jeigu kūrėm tą... Kaip popierizmą mažinama? Atostogas 30 dienų nori padaryti darbo dienų, a ne? 30 dienų, taip, atostogas. Atlyginimai palaukti. Ar jeigu kalendorius... 8 valandų iki 13 valandų į dieną. 24 darbo dienos, tai atmestas 4 dienas šeštadienį, sekmadienį. Tai kam ir nervuot žmonės, jeigu tą patį paliek. Mes profsąjungos sutinkam, nieko ten nėra. Vietoj kalendorinių, jeigu užrašė darbo dienų, tai atitinkamai išbraukė šeštadienį, sekmadienį. Ir pasibaigė viskas. Dėl šito mes nešnekam, kad pensininkus atleisti. 24 buvo ir tarybinių laikų be sekmadienį.